Susirinkusiųjų į Kauno atranką dėmesį iš karto prikaustė vienišas, su kibiru ir kamuoliu rankose besisukiojantis vyras. Viskas prasidėjo nuo kamulio. Ir po toliau to vis daugiau. Net išsuku didžiausią kokį kamulį. Pasitikėjimo savimi Narimantui netrūksta. Laisvalaikiu jis sportuoja ir žada, jei nepasiseks sužavėti savo talentu, ateityje vis tiek bandys užkariauti publiką. Aš nežinau. Aš manau, kad kažkokių šansų turiu. Bent patekti jau tarp atranką perėti. Pirmininke, čia tuoj bus kažkas. Labas. Labas vakaras visiems! O, čia gerai. Labas, kuo tu vardu? Aš esu Narimantas. Narimantai, kiek tau metų? Man yra 28 metai dabar. 28. Ir ką tu Narimantai? Gerai. Gerai, Narimantai, nepyk, sunku. Sunku susilaikyti, nesijuokus žiūrėti. Gerai, Narimantai, gerai. Tu papasako, ką darysi. Nu, šiuo metu bandysiu žongliruoti kamuolį ir kibirą. Mes tai jau matėm, tai yra nuostabu. Bet tau atrodo du krepšinio kamuoliai ir kibiras, tai čia kaip broliai. Nu, čia kaip už Lietuvą. Aha, kibiras. Lietuva, visi kartu. Gerai, Narimantai, jau mes nekantraujam. Pradėk, prašau. Tokio juokingo dar nebuvo. Čia rimta. Oi, Narimantai. Oi, nežinau, kaip bus, bet tikėsikimės, bus viskas gerai. Bus, mes tave mylim. Žinok, Narimantai, aš, stebėjau tave ir galvau, kad tai ko gero siaubingiausia, ką aš matau gyvenime. Bet žinai, kas yra, kas nenumaldoma, kad negali paspausti mygtuko, nes žiauriai smalsu, kas bus toliau. Nes kas dar ten gali atsitikti, aš nežinau. Adolfai, jūsų. Labai juokinga. Iš kur jūs esate? Iš Kauno. Iš Vostos netgi. Rūta, ir ką tu pasakysi, Narimantai? Ačiū tau, bet, daugiau gal ne, žinok. Jis dar parodys, leiskit ją. Tai, Rūta... Ne, aš sakau ne. Ne, Adolfai... Ne.
Aš pritariu Rūtai ir Adolfui, kad jeigu tu padarysi dar kažką panašaus, mums to kibiro tikrai prireiks. Ne, laikykis. 3 ne. Nesąmonė, baikit, gerai taip daryti. Narimantai, viskas buvo šiauriai labai gerai. Blogai. Buvo gerai viskas, jie nesupranta šitame ne. Tau svarbiausia buvo nustebinti ne tuos 3 žmonės, nustebinti publiką. Tu visiems patikai. Ir tai yra svarbiausia, aš manau, netgi mes. Sakė ne. Nu, jie nesupranta mes.